Ir šiandien norėčiau pristatyti mūsų studijų programą. Šiaip tai pradėčiau turbūt nuo to, kad mūsų studijų programa yra unikali ir yra viena pirmųjų šios srities programų Lietuvoje. Mes ją pradėjome pakankamai seniai, turbūt startavome dar praeitame šimtmetyje ir su kiekviena diena mes ją vis tobulinome ir tikimės, kad vieną dieną jinai jau pasieks kaip ir tą ribą, kada bus daugiau negu ideali. Turbūt kaip ir visos studijų programos yra skiriama 2 metai, 120 kreditų ir suteikiamas taikomosios fizinės veiklos magistras. Programa turbūt pasakysiu nuo to, kad šiais metais mes pritaikėme naują dalyką. Jeigu prieš tai pas mus stoti į antros pakopos studijų programas buvo labai griežti reikalavimai, tai yra studentai turėjo turėti atitinkamus pasirengimo dalykus ir jų neturėdami negalėdavo įstoti. Tai šiais metais mes šitą kartelę nuleidome ir kviečiame visus studijuoti tuos, kurie turi įgiję universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Taip. Toliau, kadangi tai yra vis tiek taikomoji fizinė veikla ir daugelis galbūt studijavote kitose srityse, tai labai trumpai norėčiau pristatyti tiesiog, kas tai yra taikomoji fizinė veikla. Tai yra bet kokia neįgaliųjų fizinė veikla atliekama specialiuose pratybose, per fizinio ugdymo pamokas, poilsio, rekreacijos bei sportinės veiklos metu. Ir aišku, taip pat šią fizinę veiklą yra siekiama įvairiapusės neįgaliųjų reabilitacijos, tai yra fizinės, psichologinės ir socialinės. Tai studijuojant mūsų programoje turbūt reikėtų išskirti pagrindinį tikslą. Tai pagrindinis programos tikslas būtų remiantis tarptautinio lygio mokslo pasiekimais rengti taikomosios fizinės veiklos magistrus, atlikti mokslinius tyrimus, jų rezultatus panaudoti neįgaliųjų įgalimų problemų sprendimo srityse. Taip. Aišku, mūsų studijos yra tarpdisciplininės studijos, kuriuose yra tiek biomedicinos mokslų, tiek socialinių mokslų ir aš čia labai nesistosiu kalbėdama apie kompetencijas, jos aišku yra kaip ir visose studijų programose dalykinės ir bendrusios. Ir tarkime, pas mus kompetencijų yra 9 iš viso, kurios eina nuo bendrųjų tokių kaip gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir lyderystė, iki tokių kaip gebėjimas formuoti neįgaliųjų socialinę politiką Lietuvoje, ar pavyzdžiui verslumas, tai yra kurti savo darbo vietas ir kitiems darbo vietas. Šiaip tai, jeigu norėtumėt pasižiūrėti, viskas yra pakankamai išsami ir netgi labai išsami informacija apie savo mūsų tinklalapyje ir jūs galėtumėt dar detaliau apie kompetencijas ir studijų rezultatus pasižiūrėti. Taip, aišku, kokios tai yra profesinės veiklos galimybės. Tai turi galimybę įsidarbinti neįgaliųjų nevyriausybinėse organizacijose, įvairiuose dienos centruose, valstybinėse įstaigose, tos, kurios teikia socialinę švietimo ar kitas paslaugas. Ir aišku, taip pat privačiose įstaigose bei organizuoti savarankišką veiklą. Tai yra, kaip jau sakiau, patys kurti darbo vietas. Aišku, tolimesnės studijų galimybės, tai yra doktorantūros studijos tiek biomedicinos, tiek socialinių mokslų srityje. Ir mes turime taikomosios fizinės veiklos studijų ir mokslo laboratoriją, kurioje jūs galite atlikti mokslinius tyrimus tiek studijuojami dar magistratūroje, tiek pereidami į aukštesnį studijavimo lygį, tai yra doktorantūros studijos. Tai aš kviečiu visus pas mumis studijuoti.